aš kol kas išeinu. Diena. Labą dieną. Jo. Taigi jūsų dar nepažįstu, vitaflora.lt Medelyno esu įkūrėjas. Papasakosiu šiandieną apie augalus bendrai. Viską žinom iš praktikos, bet kitą kartą padėlioti, šiek tiek pasikartot galbūt, arba pagalvoti iš kitos pusės apie tos augalus. Reiškia, augalai bendrai paėmus, jie sukuria gyvybę žemėje, išskiria daug deguonies. Spygliuočiai ir lapuočiai yra skirtingi pagal savo fiziologiją, pastebėjot, kad jie ir skirtingai elgiasi. Spygliuočiai visus metus yra gyvybingi, lapuočiai žiemos metu ilsisi. Vadinasi, ir jų poreikiai taip pat yra skirtingi. Taip pat įtakoja aplinkos veiksniai, saulė, vėjas, šalčiai, atšilimai, temperatūriniai svyravimai, ypač pavasarį. Ir jie vienaip ar kitaip įtakoja augalo vegetaciją ir gyvybę. Kitas dalykas, augalai augantys laisvėje, jie turi paplitę yra ten, kur jiems pavyksta išgyventi. Augalai, kurie auga nelaisvėje, mes jiems sukuriame dirbtinai sąlygas, kad jie galėtų išgyventi. Vadinasi, mes dedame kažkokias pastangas, kad ta aplinka jiems būtų draugiškesnė ir jie geriau jaustųsi. Todėl ne visuomet pavyksta gerai išlaikyti visus augalus, nes vieniems tinka saulėtesnė vieta, kitiems pavėsingesnė, vieniems reikia dirvožemį dirbtinai rūgštinti, pavyzdžiui, viržiam, rododendram, kitiems reikia dirvožemį dirbtinai kalkinti, pavyzdžiui, kaulavaisiam, vyšniam, sakurom, kažkokiem medžiam. Taipogi dirvožemio sudėtis, jeigu dirvožemis gali būti derlingas arba nederlingas, pastebime, kad ypač Dzūkijoje pas mus yra nederlingi dirvožemiai. Taip pat šiuo atveju, sakykime, seklus dirvožemis, kur tas derlingas sluoksnis yra plonas, tai vėlgi augalam ne visiems tinka tos sąlygos, kuriuose jie yra, ir dirbtinai tenka laistymo būdu, tręšimo būdu, tos reguliarios priežiūros būdu juos gelbėti ir kažkaip jų dekoratyvumą puoselėti. Tai kalbant apie, pradėti gal nuo augalo pasodinimo, tai augalo pasodinimas, kai metas įvykdomas pavasarį, natūraliu laikotarpiu, kai lapuočiai ilsisi, augalas nepatiria jokio streso, jisai iš tikrųjų ramybės būsenoje perkeliamas tiesiog iš vienos terpės į kitą, yra vėsu, drėgna, jam lengva prigyti. Sodinant augalus vasaros metu, šaknys augalo būna išsivystę tik iki vazono ribų. Iš pavasario pasodinto augalo šaknys būtų išsivystę jau labiau iki to laiko, negu kad vasarą sodinamo augalo. Vadinasi, tas dirvožemis aplink jį greičiau išdžiūsta, ypač arti augalo. Ir išdžiūsta kaip tik paviršinė vieta. Sakykime, mes turime du augalus. Vienas yra pasodintas pavasarį, sakykime, jo aukštis toks, reiškia jo šaknys maždaug pusę to aukščio. Kitą augalą šalia mes turime, kuris pasodintas dabar. Ir jo šaknys yra ženkliai mažesnės negu to augalo, kuris auga nuo pavasario. Atitinkamai šiam augalui, priežiūrai ir laistymui, pakanka laistyti retais intervalais per sausras gausiu kiekiu, tokiu būdu drėgmė persigertų per visą šaknų tūrį. Šiam augalui, kuris pasodintas ką tik, sakykime, jam laistyti reikia dažniau, kad visą laiką būtų palaistytas šitas šaknų tūris, plus, kad šaknys galėtų vystytis toliau, o kitais metais, kai tas augalas jau bus su išsivysčiusiom šaknim, jau nereikės tos tokios intensyvios ir dažnos jam to priežiūros ir laistymo. Plius vasaros metu mes susidurėme su tuo, kad augalai jau yra daugiau mažiau išaugę šių metų vegetaciją. Po pasodinimo ta vegetacija suaktyvėja.
Jeigu dirvožemėje mes turime didelį kiekį maistinių medžiagų, mes priverstinai tą vegetaciją skatiname. Tas nėra pageidautina, todėl sodinant ten naudojate komposto, sakykime, ne taip daug. Tačiau, pavyzdžiui, spygliuočiam maistinės medžiagos reikalingos ištisus metus, o lapuočiam pirmoji metų pusėje, reiškia nuo ankstyvo pavasario ir iki maždaug joninių, po joninių specialiai azoto trąšų į dirvožemį mes neterpiame, kad tas augalas natūraliai pasiruoštų žiemai, pradeda ilgėti naktys, trumpėti dienos ir visi augalai po truputį pradeda ruoštis žiemai ir nėra pageidautina dabar, sakykime, jų tręšti stipriomis azoto turinčiomis trąšomis. Taigi, apie augalų laistymą toliau. Augalai būna įvairūs. Būna daržovės, sakykime, ten salotos, agurkai, kurios gauna vandenį per visą augalo plotą. Per šaknis, per lapus, per stiebus ir iš oro, sakykime, pasiima. Tokie augalai turi būti laistomi dažnai, apipurškiami. Jūsų atveju hortenzija galėtų būti panašus augalas, nes hortenzija taipogi turi didelį lapų plotą ir per tos lapus gauna daug drėgmės. Plius turi smulkes šaknis tankes ir tos šaknys reikalauja būti tolygiai drėgnos. Vadinasi, hortenzijas mes galime laistyti dažnokai, mes galime jas tiesiog apipurkšti, galime jas palaistyti trupučiuką. Sakykime, tai yra augalas, kuris turi žolinius išaugas, stiebus, lapus ir žiedai taipogi hortenzijų nebijo vandens. Hortenzijos neserga grybelinėmis lygomis, todėl auginant jas vazonuose, tą laistymą galima daryti reguliaresnį, netokį gausų ir kilus abejonėm geriau, sakykime, hortenziją geriau palaikyti trupučiuką drėgnesnę negu pernelyg sausą. Ir laiku svarbu pastebėti požymius, kad jeigu pradėjo, vėlgi atskirai gal papasakosiu, kaip atrodo tie dalykai. Tada, jeigu kalbėt apie rožes ir kas yra susodinta rožės, joms rožė yra gan lepus augalas. Kaip lepus? Jisai yra visumoje nelepus, ta prasme pakenčia dirvožemį įvairų, pakenčia įvairias sąlygas, saulėtas vietas, dalinį pavėsį, nereikli trąšom, tačiau kuo geriau rožė jaučiasi, tuo jinai geriau atrodys. Ir, sakykime, nuo to, kaip šiemet prižiūrimos rožės, kitais metais pasimatys, ar ta priežiūra pernykštė buvo, reiškia, ar labai jos buvo išpuoselėtas prieš metus. Reiškia, rožių atveju jokių būdų dirbtinai nelaistyti nei ant lapų, nei ant žiedų. To nereikia daryti jokių laikų, nes iš tikrųjų lapų lygos antroji metų pusė, ypač kai turim drėgnus orus, kaip šiuo metu dėmėtligė, o ir miltligė, dažnai lydi net atsparias veisles. Jeigu tai dirbtinai, sakykime, dar papildomai tų lygų platinti nereikėtų, nes drėgnos sąlygos sudaro sąlygas būtent lygoms. Toliau, reiškia, rožių laistymą geriausia organizuoti ankstyviausių rytinių laikų. Saulė kyla vėjas, oro temperatūra yra pati žemiausia dienos pradžioje, vandens temperatūra, jeigu vanduo nepašildytas, jinai visą dieną, visą parą yra šalta. Reiškia, ryto metas yra pats tas geriausias metas, kada artimiausios sąlygos vandens temperatūros ir aplinkos temperatūros. Reiškia, mažiausias stresas augalui. Augalus galima palyginti kaip ir žmonės, o augalų auginimą palyginti su vaikų auginimu. Jeigu vaikas gali emocijom paaiškinti, kad jam yra negerai, tai augalas negali to padaryti ir dėl to yra didelis iššūkis atkreipti dėmesį į to augalo poreikius. Tai rožių atveju laistymas tik rytinis, vėlgi rožės palyginti yra atsparios sausrai, kai kalbam apie įsitvirtinusius augalus, tačiau kai kalbam apie šviežiai pasodintus, taip nėra, kol šaknys nepasiekia gilesnių sluoksnių. Ir atitinkamai, jeigu įsitvirtinusias rožes mes galim laistyti tik per sausras retais gausiais intervalais, o trumpalaikių sausrų atveju, kai išdžiūsta dirvožemio paviršius, tos rožės gauna drėgmę iš gilesnių šaknų. Tos, kurios šviežiai pasodintos, jos negali gauti tos drėgmės, todėl būtent jos reikalauja
visi augalai reikalauja to, sakykime, palaistymo dažnesnio. Dabar vejos laistymas, ar tai yra laistymas? Vejos atveju tai yra laistymas, nes palaistoma yra tam tikro storio, reiškia, danga. Bet krūmų medžio laistymo atveju tai nėra laistymas, tai yra papurškimas ant paviršiaus. Tai atitinkamai nei senai pasodintam augalui, nei naujai pasodintam krūmui ir medžiui toks palaistymas kaip vejos yra netinkamas, nes jis yra ne tai, kad nepakankamas, jis visiškai nieko nelemia. Jo labiau, kad netgi seniai pasodinti augalai, jų šaknis netgi paviršiuje jų būna mažai ir pagrindė jos būna išsivystę, būtent pagrindė būna išsivystę gilesniuose sluoksniuose. Todėl vejos laistymas nei kiek nepalaistų senus augalus, jos tik tais apipurškia. Tai va. Toliau apie rožių laistymą skirtingų metų laikų ir kitų augalų. Taip pat lapuočių pastebėjote, kad augalų drėgmės poreikiai didžiausi yra vasaros pradžioje, kuomet augalai vis dar intensyviai auga, augina antžeminę dalį ir jie tiesiog siurbia drėgmę. Ypač tie periodai prieš žydėjimo metu taip pat augalas vartoja daug daugiau drėgmės. Antroje vasaros pusėje augalai drėgmės vartoja mažiau ir jų dirbtinai papildomai laistyti, jeigu lietingi orai, galbūt ir nereikia. Tačiau Lietuvos sąlygomis būna spalio mėnesį ypač sausros, kurios trunka iki 3 savaičių, kartais ir mėnesio trukmės, kuomet nelyja. Atrodo, kad yra vėsus oras, tačiau yra vėjuota. Ir prieš žiemą, reiškia, augalai, jau šiuo atveju ypač spygliuočiai, kadangi jie vis dar aktyvūs ir rudens metu, turi būti palaistomi net ir vėsiu oru. Jeigu oras nėra karštas, tai dar nereiškia, kad augalas nestokoja drėgmės. Sausra gali įvykti bet kokiu metu. Tai va, tai gan dažna klaida, vadinkim, priežiūroje, kad tiesiog dėl vėsių aplinkos sąlygų mes net nepagalvojame, kad tiem augalam reikia drėgmės. Ypač spygliuočius svarbu prilaistyti prieš žiemą. Prilaistyti juos gausiai, ypač sekliuose dirvožemiuose, kaip sakykime šiuo atveju, tam, kad jie tą drėgmę garina per spyglius visais metų laikais. Jeigu lapuotis nuėjo miegoti, kai nušalo lapai, ir mes galime jį laikyti, nesvarbu, jisai bus apysausis, sausas, šlapias, jisai turėtų peržiemoti gerai žiemą. Kai kurie, aišku, mėgsta sausiau peržiemoti negu kiti. Tačiau spygliuotis šiuo atveju reikalauja ir dažnesnio patręšimo metų eigoje ir taipogi palaistymo prieš žiemą, tuo metu, kai yra, reiškia, prieš užšalant žemę. Ypač tai svarbu, ko gero, vazonuose augantiems spygliuočiam. Ir ypač svarbu tujom, kurios pakankamai daug drėgmės naudoja, o santykis vazono dydžio ir augalo yra nedidelis. Sakykime, jūs turite maždaug 40 litrų tūrio vazonus ir jos įsodintos yra praktiškai beveik 2 metrų aukščio tujos. Tai laisvės sąlygomis tokia tujo, jos šaknys užimtų apie metrą skersmens, reiškia būtų štai tokiame plote. O jūsų atveju jos yra tik tokiame plote. Vadinasi, augalo resursas išgyvenimui yra ribotas ir be intensyvios terapijos, jeigu kalbint apie žmonės ir gydymą, ar ne, tai šiuo atveju apie augalą, be intensyvaus pastovaus lašinimo, vadinkim, į tą vazoną, mes gražaus spygliuočio neturėsim. Su spygliuočiais yra kita bėda. Mes jų sausringumo periodus spygliuočių mes pastebime praėjus 3 savaitėm po to, kai baigėsi sausra. O lapuočių atveju mes tai atpažįstame daug greičiau. Jeigu augalo viršūnėlės yra šiek tiek palinkę, kad ir trupučiuką, ir šiek tiek paleipę lapelių galiukai, šitas augalas išnaudojo visą drėgmę esančią šaknyse ir pradeda skursti, vadinkim, pradeda rodyti drėgmės trūkumo požymius. Palaisčius tokį augalą, jisai atsistato per keletą valandų ir nebūna, praktiškai nelieka sausros požymių ilgalaikių. Galbūt kelių lapelių krašteliai bus apdžiūvę, arba ten trupučiuką viršūnėlę, bet tai nepakenks augalui. Jeigu tokį augalą mes paliekame ilgesniam laikui, tada apdžiūsta ne tik tais viršūnėse lapeliai, bet ir pradeda leipti žemiau esantis lapeliai. Tokiu atveju
sakykime, jeigu parą, pusantros savaitgalį, nežinau, jeigu ten, pavyzdžiui, prieš savaitgalį nepalaistyta, po savaitgalio atėjus jau matysis tie požymiai ir net už 2-3 savaičių prieėjus, reiškia, tiesiog ant to lapelio, kuris buvo, reiškia, pakenktas sausros, bus, reiškia, kraštuose aprudavimai ir, reiškia, bet tai irgi nepražudo augalą. Tačiau, aišku, jeigu mes augalą 3 dienas sausringom sąlygom per kaitrą paliekame, žinoma, kas atsitinka tuomet numiršta didžioji dalis šaknų ir naujos šaknys nebesugeba ataugti. Ir tokiu atveju, reiškia, mes lyg ir stipriai palaistę augalą pastebime už savaitės, kad tas augalas visiškai nesuvartoja vandens, nes jisai nebeturi kuo siurbti tą vandenį. Tai sakykime, daugumai augalų, pavyzdžiui, rožėms, trumpalaikis sausros pakenkimas neturi įtakos didelės, jeigu jūs kiekvieną dieną stebite tos augalus, kiekvieną dieną pro jas praeinate ir atkreipiate dėmesį į truputėlį, sakykime, palinkusias viršūnėlės ir, reiškia, tai yra požymis dažniausiai. Tai, sakykime, daug sunkiau yra perlaistyti augalą, tačiau perlaistymas sąlygoja žūti beveik nepataisomai. Tai, sakykime, jeigu vazonas neturi skylių ir jame auga ne tuja, o kažkas tai kito, sakykime, begonija, tai tokiu atveju, aišku, ilgalaikis šaknų užmirkimas sąlygos puvinį ir žūti augalų. Tai šiuo atveju, sakykime, begonijų atveju, reikėtų dirvožemį laikyti apysausį, dirvos paviršiui visuomet leisti apdžiūti, jokių būdų nelaistyti vandeniu tiesiogiai ant lapų ir žiedų, ypač saulėtų orų, nes tai tiesiog nukeps ir bus negražu. Ta jūs turbūt ir su kitom vienmetėm gėlėm pastebėjot, kad jų dekoratyvumas labai stipriai priklauso. Jeigu ten po stipresnio lietaus, dažnai būna, kad po to tenka savaitėlę palaukti, kol atsistato vaizdas. Tai begonijos atveju pliusai tokie, kad jinai pakenčia pavėsį ir pakenčia sausrą. Tačiau tai yra ir minusas, nes jinai nepakenčia šaknų užmirkimo. O jeigu mes turim pavėsį, reiškia, ten išdžiūsta dar lėčiau, vadinasi, pavėsį augančias begonijas reikia laistyti labai labai retai. Ir, reiškia, gumbinių begonijų atveju mes galime jų gumbelius išsaugoti sekančiam sezonui. Reiškia, jeigu mes jų nesupūdom, jeigu jos iki rudens gerai auga, krūmas išauga didesnis, tuomet besibaigiant vegetacijai prieš šalnas tiesiog nustojama laistyti ir vėliau ištraukiami iš sauso substrato gumbeliai, sausai kažkur durpėse per žiemą saugojami ir vasario mėnesį sudedami į vazonėlius, galbūt ir nesaulėtoje vietoje, kažkur patalpose, ir laukiama, kol išdygs daigelis, jisai per mėnesį pusantro maždaug pasirodo ir tada, reiškia, galima jau išnešti į saulėtesnę vietą ir tas gumbinės begonijas metai iš metų jas, sakykime, prikelti. Bet aišku, tam reikia energijos, pastangų, vazonų, substratų ir atsiminti vasario mėnesį, ką reikia padaryti. Paprasčiau iš tikrųjų, valdant didelius kiekius augalų, juos galbūt pirkti, keisti ir taip labai nesigilinti į jų išsaugojimą. Ar ne? Kokybė bus geresnė, ko gero, užauginto augalo šiltnamyje, negu kažkokiom pusiau buitiniam sąlygom. Tai dabar dėl augalų užmirkimo ir perlaistymo požymiai yra šiek tiek kitokie. Tiesiog pakimba visi lapai, dažnai netgi šakos nebūna palinkusios, jos būna bentiesios, jie visi pakimba ir kabo. Reiškia, arba iš pradžių lape atsiranda dėmė, bet atsiranda ne galiukė, o paprastai lapo viduryje arba jo apatinėje dalyje. Arba atsiranda dėmės kažkokios tai išilginės vidury lapo, tai yra sąlygota jau ilgalaikio užmirkimo, o ne sausrų ar sauso oro. Tai nuo sauso oro, reiškia, lapo galiukas nukenčia, o nuo šlapio, arba nuo sausros, o nuo užmirkimo nukenčia kitos augalo lapo dalys, ne galiukas. Taip, tai laistymas, tręšimas, šiek tiek apie tręšimą. Lapuočiai augalai tręšiami pavasarį intensyviai ir vejos taip pat, naudojama nemažai azoto trąšų, tręšimą galima pradėti vos nutirpus sniegui. Vasaros metu papildomai tręšiama veja, bet jau silpnesnėmis trąšomis, tam, kad išlaikyti jos sveiką, sakykime, vaizdą.
Vasaros metu pakartotinai tręšiami spygliuočiai, jeigu nebuvo panaudotos ilgai tirpstančios trąšos, jeigu pavasarį buvo panaudotos ilgai tirpstančios trąšos, tai tuomet nereikia. Ir yra toksai momentas kaip rudeninės trąšos, jos yra nepopuliarios, retai kas jas naudoja, vadinasi jos rudeninės, nes jos veikia rudenį, bet įterpiamos jos turi būti rugpjūčio antroje pusėje, nes jos ilgai ganėtinai tirpsta ir turi iki rudens, reiškia, jos augalas šaknys turi jau jas pasiekti. Tai rudeninės trąšos, jų barstymas, tai yra kalis ir fosforas, tai yra be azoto trąšos, reiškia kalis ir fosforas, reiškia stiprinimas yra augalo šaknų, stiprinimas yra augalo ištvermingumo, gerėja atsparumas žiemos šalčiui, žydintiem ir vaismedžiam gerėja žiedinių pumpurų susidarimas. Žodžiu, augalui gaunasi pilnavertis aprūpinimas būtent ištvermės požiūriu, o ne jo, reiškia, aktyvaus augimo ir skatinimo. Tiek spygliuočiai, tiek lapuočiai gali būti tręšiami tomis pačiomis rudeninėmis trąšomis. Jos taip ir vadinasi, rudeninės trąšos. Ir jose būna, reiškia, kai būna NPH, tai jeigu pavasarinėse trąšose gali būti 20, 10, 10, vasarinėse trąšose gali būti 10, 10, 10, rudeninėse trąšose bus 0, 15, 15, sakykime. Tai va, reiškia, šitos trąšos yra pavasarinės, šitos yra vasarinės, o šitos yra rudeninės. Reiškia, vien pagal tai, kas yra azotas, fosforas, kalis, jūs galite pamatyti, kokio pobūdžio tai trąšos. Tai, sakykime, būna, kad kitą kartą panaudoji trąšas kitam augalui skirtas, bet pasižiūri, kad pas jį sudėty, reiškia, sutampa tai, ką reikia augalui. Aišku, to reiktų nebandyti su šilauogėm ir kitais rūgščiamėgiais, nes ten azotas yra fosfatinis, rūgštus azotas, o daugumą augalų mes naudojam salietrą arba karbamidą, šarminį azotą. Tai, sakykime, nėra taip, kad universalios trąšos yra universalios viskam. Bet, sakykime, daugumai augalų dekoratyvinių puikiai tinka sodo trąšos, vaismedžių trąšos, bulvių trąšos su humistaru labai puikios. Jos tikrai pakankamai gerai aprūpina daugumą augalų, dekoratyvinių ir sodų. Taip, yra tiesiog bulvių trąšos, bet aukštesnės klasės, ne tos, sakykime, kur jau pigiausios, kur... Kaip vadinosi ten pavadinimo kažkokiais? Bulvių trąšos būna su humistar, su huminių rūgščių priedu. Humistar. Humistar yra huminės rūgštys, tai yra uolienų ištrauka, kurios sudėtis panašiai į komposte esančių medžiagų, reiškia. Tai lyg ir sintetinis kompostas, vadinkim taip. Tai kaip, tai yra labiau jau organinio pagrindų trąšos. Toliau galima pakalbėti apie augalų genėjimą. Genėjimas spygliuočių vykdomas vasaros laiku, paprastai karštu oru. Pats paprasčiausias spygliuočių genėjimas yra jaunų ūgliukų patrumpinimas, juos galima trumpinti pusiau arba dar daugiau, kuomet jie išauga, tai būna birželio pradžia arba gegužės pabaiga. Ir turi būti vykdomas reguliariai ir po nedaug. Jeigu mes matom, kad spygliuotis mums per 5 metus jau peraugs, mums jau šiemet reikia pradėti įtrumpinti ir kiekvienais metais po truputėlį jį pagenėti. Lapuočių atveju Lietuvos sąlygomis mes turime ne tai, kad šaltas, bet labai permainingas žiemas. Pavasario metu mes turime dažnai besniegę dangą. Ką mes turėjome pernai, tai sausio 1 dienom staiga iš po įprasto rudens, be gramo sniego, minus 24 šalčio ryte su vėjeliu, tai komfortas gal žemiau 30. Ir gavosi taip, kad rožės, braškės ir daugybė kitų augalų, net ir tų augalų, kurie įprastom sąlygom niekada nežūdavo, tiesiog ima ir žūsta. Tai iš tikrųjų po šios žiemos aš neatsimenu per 6 metus mūsų veiklos, kad būtume turėję tokios apimties nuostolį iš augalų dėl žiemos, kokį turėjom šią žiemą. Nors atrodo, vidutiniškai žiema nebuvo bloga, kai kuriuose Lietuvos regionuose beje buvo sniego danga, pas mus nebuvo nei 1 gramo sniego. Tai va, jeigu augalai nepasiruošia, jeigu ruduo tęsiasi iki pat tokio staigaus užšalimo, užšalimas įvyksta staiga stiprus ir be sniego dangos, automatiškai
tikrai turimi dideli nuostoliai. Ir tas jūsų, sakykime, rožių nuostolis, kurį turit, yra sąlygotas taipogi būtent tos tokios neeilinės žiemos. Aišku, ir genėjimo taip pat. Kalbant apie genėjimą, žiema padaro pagrindinį genėjimą tų augalų, kurie yra jautresni. Tačiau pavasarį mes genime daugumą lapuočių. Pavasarį jūs genite gyvatvorės, pavasarį daromas stiprus genėjimas, jisai dar vadinamas yra skatinamasis genėjimas, reiškia tai, kai mes apgenim pavasarį, mes paskatiname augalo augimą. Jeigu mes genime vasaros pradžioj, mes jau ribojamą genėjimą darom, mes ribojame augalo augimą. Arba didelės trešnės geni viršūnės kartu su derliumi. Reiškia, du zuikiai vienu metu, reiškia, ir derlius nusiima, ir medis, reiškia, gauna ribojamą genėjimą. Tačiau jisai negali būti stiprus, nes kitu atveju, sakykime, jeigu mes nugenėsime didelę augalo dalį, mes turėsime problemų. Tai dabar paaiškinsiu dar kokių. Tai rožių atveju mes genime jas pavasarį. Mes tiesiog matome vizualiai, kas yra pajuodę ir tai yra jau nebegyva iš po žiemos, reiškia, tai turi būti nukerpama. Ir dažnai lieka sprindis, ar kažkas tai dar mažiau, tos jau, reiškia, gyvosios dalies. Tai genėti jau kaip ir nėra ką, mes pašaliname tik tais, vadinkim, sausas šakas, pašalinam plonas šakas, ligotas šakas. Pašaliname poskiepius, kurie išauga žemiau skiepo vietos. Jeigu mes turime rožės krūmą, ir jisai turi skiepo vietą ir tada turi šaknis, tai jeigu kažkas išaugo žemiau skiepo vietos, mes matom pagal lapus, kad tai yra kitas augalas, mes jį visais metų laikais turime šalinti tiek, kiek įmanoma, iki tos vietos, iki kiek įmanoma. Priešingu atveju jisai gali pradėti gožti tą kultūrinį antskiepį, dėl kurio tas augalas ir vertinamas ir gražus. Nes poskiepis dažnai, kaip pastebim, duoda daug lapų, duoda intensyvų augimą, sveikatą, šalčio atsparumą papildomą, tačiau jisai yra nepageidautinas, kad jo, reiškia, antžeminė dalis būtų išsivysčiusi to poskiepio. Tas pats galioja ir medžiams, jeigu mes turime aukštai skiepytą medį, sakykime, raudonos spalvos, tai reiškia, jeigu išaugo žemiau skiepo kažkas tai žalios spalvos, tą dalį mums reikia nupjauti. Dabar dėl genėjimo grįžtant trupučiuką į pavasarį, kalbant apie medžius, tai kai kurie medžiai leidžia sulą, tokie kaip beržai, klevai, ir jų genėti tos sulos tekėjimo metu stipriai negalima, apskritai nepageidautina, nes tai šiek tiek sekina augalą, tiesiog iš jo išteka didelė dalis sulčių. Tai kaip nukraujavimas pas žmogų, vadinkim. Tai tokie medžiai turi būti genimi arba jau pradedant sprogti lapam, kai sulos tekėjimas normalizavosi, arba rudenį, spalio mėnesį, kad iki žiemos spėtų tos žaizdos atitinkamai užsitraukti. Tai va, tai klevų atveju storas šakas, ko gero būtų prasminga pašalinti iš rudens, uždažyti aliejiniais dažais ir pavasarį jau tikėtis, kad jau stipriau augs, žymiai stipriau augs kultūrinė dalis. Tai va, tai dabar tęsiam su rožėm ir jų genėjimu. Reiškia, jeigu pavasarį mes sodindami rožes pasodiname poskiepį žemiau ir patrumpiname ūglius tiek, kad čia liktų, sakykime, 2 arba 3 stiprus pumpurai, kas sąlygos stiprių šakų išaugimą ir krūmo skeleto susidarimą. Vasaros metu, kai mes turime žiedus ant rožių, tie žiedai nužydi, tam, kad paskatinti augalo vystymąsi ir augimą, kad jisai neatiduotų savo energijos sėklų gamybai, žiedai turi būti šalinami. Tačiau šalinimas vykdomas gali būti arba patį žiedą pašalinam, arba jeigu šaka turi atšaką, tai šalinimas gali vykti iki tos atšakos. Visais atvejais vasarą genint lapuočius augalus, ne tik rožes, svarbu nepalikti, sakykime, tokių, va čia, galiukų, nes iš jų bandys žaliuoti nauji ūgliai, kurie, jeigu tai yra rugpjūtis ar rugsėjis, iki žiemos tikrai nespės sumedėti ir jie tik pablogins bendrą augalo žiemojimą, nes augalas visas atiduos energiją tų ūglių auginimui, o ne medėjimui viso augalo. Vadinasi, mes galim arba šalinti galiukus, arba nukirpinėti šakas iki pirmo rimto atsišakojimo, kuris ir tampa augalo, reiškia, pratęsimu, kaip ir viršūnė dalim, ar ne? Tai va, rožių genėjime svarbu yra išlaikyti, ką mes genim. Ar mes tik žiedą nugenim, ar mes nugenim iki pirmos atšakos. Arba
Jeigu krūmas yra tankus, mes norim žiedus pasimerkti, mes galim iškirpti visą šaką iki, reiškia, tos vietos, iš kurios jinai išėjo, iki atsišakojo. Tai va, tai dabar, sakykime, taisyklė tokia, kad iš tiesų ilgų šakų mes negalime genėti pusiau vasaros metu. Mes galime nugenėti patį galiuką, mes galime nugenėti iki 10%, vadinkim, ūglių. Jeigu mes nugenim iki 10% ūglio, mes nepaskatinam naujų ūglių augimų. Arba jeigu mes nugenim iki šakos, mes neskatinam naujų ūglių augimų, mes skatinam, tiesiog ta šaka jinai vystysis galbūt greičiau, bet neapšals jau kažkur ten toli, tik tais pats galiukas. Tai va. Tai tiek apie rožių genėjimą. Rožių pageidautina, kad jos būtų gražios ir žydėtų gausiai. Jeigu jos iššąla stipriai, jos pražysta šiek tiek vėliau, žydi ne taip gausiai ir tas krūmas turi atsistatyti. Tai visgi pridengimas žiemai yra pageidautinas daugumai rožių, ypač vijoklių arba tų, kurių mes norim išsaugoti didesnį dydį. Net jeigu rožė atspari, sakykime, 5 zona, 4 zona, įprasta žiemą neiššąla, tačiau šviežiai pasodintas jaunas augalas, jeigu tokia žiema kaip buvo pas mus praeita, tai iš tikrųjų be pridengimo yra grėsmė netgi ir iššalimo. Tai rožės dengiamos žiemai 2 etapais. Pirmas etapas tai yra, kai nusistovi šalnos ir mes jau turim 5-7 laipsnius šalčio, susidaro jau pluta ant žemės paviršiaus. Tuomet mes galime užpilti kauburį durpių sausų ir išvedintų, aišku, nesupelyjusių ir nešlapių, galbūt sausų pjuvenų, geriausia iš kokio stalių cecho, kur būna tokios purios, minkštos ir lengvos, arba jeigu turim sausų lapų nuo medžių, jeigu yra lapuočiai medžiai, reiškia sausų tvirtų kietų lapų, neperpūvusių. Tai reiškia pirmas etapas. Kitas etapas, jeigu mūsų žiema kaip senovinė, sakykime, matom prognozę 25 ir žemiau, arba staiga kažkas įvyks, ar ne, tada eglišakės, jeigu nėra eglišakių, galbūt agroplėvelė, ta kiaura ir vedinama, permatoma tiesiog, reiškia, eglišakių atveju tai gan paprasta, mes tiesiog patrumpiname tas rožes prieš žiemą iki, sakykime, kažkokio tai jau atstumo, žinodami, kad jos dar nušals daugiau, bet, patrumpinam galbūt, tada tiesiog apdengėme, reiškia, jas eglišakėmis. Jeigu prognozėje yra vėl atšilimas, pliusas, sniegas tirpsta, mes turime iškilnoti uždangas tam, kad nesušustų. Tai rožiai ta pati grėsmė yra ir iššalti, ir iššusti. Tai iš tikrųjų, kitą kartą geriau nieko nedarant, kitą kartą, aišku, viskas gaunasi geriau, negu kad per stipriai užklostų. Tai va. Tai, sakykime, tas apdengimas ne kiekvienais metais toksai reikalingas, stipresnis. Tik tais atvejais, kai mes turime ekstremalias temperatūras. Bet, matant prognozę, žinant, kad taip nusimato, turbūt pravartu kažkokius ten, sakykime, brangesnius krūmus apsaugoti. Tai va. Tai dabar, kągi, genėjimas, tręšimas, laistymas. Galbūt klausimai yra kažkokie tai konkrečiai, kažkuria tema giliau panagrinėti galbūt, ar... Yra tik klausimai. Tai hortenzijas tais sezonais, kur mes darysim rudenį su juo. Va, geras klausimas. Hortenzijos. Hortenzija darželinė, skirtingai nuo šluotelinės, žydi labai puošniais žiedais, tačiau tie žiedai žydi ant antramečių ūglių. Yra kai kurios išimtys, kuomet žydi ir tų ūglių, bet taisyklė yra, kad žydi ant antramečių ūglių. Vadinasi, jeigu mums iššalo ta dalis, mes turime vazoną, turime jame krūmą, kuris žydėjo šiemet, ir šitos šakos yra, reiškia, sumedėję, o kitais metais čia prižels dar naujų žalių šakų. Reiškia, va šitos va mūsų šakos, kurios sausų paviršiumi, iš jų kitais metais išaugs tie žiedai. Jeigu tos šakos nušals iki žemės ir išaugs kuokštas lapų, ant jų žiedų neatsiras, arba jie atsiras vėlai, arba jų bus labai mažai. Mes turėsim gražų lapų kuokštą. Kad to neįvyktų, tas hortenzijas būtų gerai žiemą išsaugoti. Išsaugojimo būdai.
Šiaip šalčio augalas pakankamai atsparus. Žiemos metu netgi nešildavome šiltnamyje, užpylus 20-30 cm sausų pjuvenų ar sausų durpių ar sausos kažkokios medžiagos, paprastai išgyvena ir tie augliai neiššąla, leidžia pavasarį naujus ūglius ir pražydi. Žydėjimas, aišku, vyksta gan vėlai, jau vasaros viduryje ar antroje pusėje, todėl geriau būtų, ko gero, sulaukti, kol apšals lapeliai, -5, sakykime, lapai apšalo, pakibo, patrumpinti tos ūglius iki kažkokio tai dydžio, kad jie nebūtų ten nepatogus su jais, tiesiog paliekam. Tuomet augalą galim, jeigu iki -7, iki galbūt -10 naktimis, jisai turėtų nežūti ir laukia, jisai gali pabūti. Vėliau jis turėtų būti perkeliamas į patalpas ir dabar čia yra didžiausia bėda, kad žiemos metu šiltose patalpose augalas norės augti, jis turi būti šaltose patalpose. Arba turi būti šviesiose patalpose, jeigu yra šilčiau. Tai sakykime, jeigu yra 0+5, mes galim augalą jau apysausį, nešlapia jokių būdų, tose patalpose palikti iki pavasario. Jeigu yra daugiau negu +5, vadinasi, turi būti arba šviesos šaltinis, kad augalui šiek tiek palaikyti gyvybę, arba dabar jūs tokių patalpų neturite. Šviesių patalpų žiemos metu Mes turim tamses ir šaltas. yra vienas pasiūlymas. Kasmetiniam apželdinimui naudojamos vienmetės gėlės, gan dideliais kiekiais. Jos auginamos būna šiltnamiuose. Galima rudenį išsinuomoti kampelį lentynos tokiame šiltnamyje, kadangi žiemos metu gėlininkai dažniausiai nebūna užėmę šiltnamį pilnai, o jų turi laisvų vietų, pasaugoti iki to sezono, iki, sakykime, kovo galo ar balandžio. Brangiai nuomos. Tai galima tiesiog pagalvoti apie tokį dalyką. Nes jeigu įnešite šiltas patalpas tamses, tai gali arba supūti, jeigu bus drėgnos. Šaltos tik kiek? Bokse pas mus du šaltų gal, nu kaip? -5? Ne, plius. Plius kiek? Plius kiek ten gali? Ten nebus pliuso, bus pliusas žiemą. Ką jūs ten laikot? Nieko, sandėlys toksai. Garažas po žemė. Garaže. Požeminis garažas. Nu va, reiškia, temperatūra tokia kaip žemėje. Kur Ne, boksai? kaip po žeme. Tai puiku. Puikiai vieta. Jeigu nebūna -5 ir daugiau žemiau, tai tiesiog padėt. Nes Jeigu gal būna nebūna. Jeigu būna žemiau. Uždaro duris nakčiai. Tas Nu, bet visą dieną dangolė. O O žemė, jeigu įkast iš rudenio pasodinti. Netinka. Tai, sakykime, vazono apšiltinimas ar įsodinimas į žemę, tai yra tie patys veiksmai. Vadinkim, įsodinus į žemę teks apdengti gan storą sluoksnį sausos medžiagos, kad neiššaltų tie augliai. Kas atsitinka pavasarį, tas augalas lėtai šylant žemėje, lėtai pradeda busti, pabunda kažkada tai gegužės pradžią, tada augina auglius iki Liepos galo ir galbūt rugpjūčio mėnesį pražįsta. O norisi, kad pražystų tai sezono pradžiai, norisi, kad pražystų ne rugpjūtį. Išeit reikia, nu tai aš tu pareisiu. Atsiprašau. Gal vandens norite Ne, atsigerti? dėkui. Ne? Ne. Tai va, tai norisi, kad ta hortenzija pražystų ne rugpjūčio pradžiai ar Liepos galui, norisi, kad jinai pražystų birželio mėnesį. Vadinasi, jeigu mes ją paliekam žiemai lauke, mes pavasarinį jos vystymasi turim lėtą, kol sušyla lėtai žemė. O jeigu mes ją turime vazone pavasarį, mes galime pavasarį ją iš to bokso išnešti į kažkokias tai šviesesnės patalpas, pradės leisti ūglius, palaikyti, kol yra šalnų pavojus lauke, palaikyti patalpose. Hortenzijos toleruoja dalinį šešėlį ir kol nekrauna žiedų, jom nereikia labai daug šviesos. Tiesiog tokiame nusaikiame režime leidžiame jom paūgėti. O kai praeina šalnų pavojus, gegužės mėnesio vidury, prieš vidurį, jau paaugusius krūmus su žaliais gražiais visais lapais išnešame į lauką ir jau visų mėnesių anksčiau turime tuos žiedus
kitais metais. Tai jeigu yra tas boksas, dabar klausimas, jeigu žiemą būna -25 vat, sausio mėnesį, kiek ten buvo laipsnių toje vietoje, kur galbūt galvojate laikyti? Sunku pasakyti. Ten perpučiama, neperpučiama, gan sandaru. Tai yra kaip Rūsyje. Kaip Rūsyje, kur laikomos bulvės.